Op, 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 op. Supermenai pasiruošę. Giedok! Išskrisiu. Iškėliam sėdynę taip, kad nuo bordiūrų tik galėsi važiuoti. Ką turi čemodanę? Kažkėliai. Nesakysiu. Nu pasakyk. Manysit. Davai apžvalgą padarom, pekingą. Pekingą davai. A ne, tu galvoji, aš taip pajėgsiu. Čia naujas formatas. Pekingą su dvirčiu važiuoja ir rodai, kas pas tave krepšį. Čia supranti, jeigu sutiksim ką nors, alkaną, žinai, ištroškusi, neapsirengusi, galima bus aprengti. Pavyzdžiui, kokį kiškį, kuris to nenorės. Mišrainis! Kaip įspūdžiai pirmi? Nerealūs, labai faini, meditacija, kaifas, tuščia galvoj. O tau kaip vairuosi be rankų? Lengvumas. Smagiai, va iškart nuotykiai. Vat kalbėjom apie nuotykiai. Tai iškart žiūrėk. Opa, 3 sekundės. Gaivus oras, paukštukai čiulba, medžiai, faini. Miškas dar geresnis. Jo, gera gamta labai ir labai kelias toksai eina, na čia. Oi! Kiek žiedų. Ir žiedų daug dabar, kur nesimato. Geltonų ir baltų, mėlynų. Ir toliau kaip eilėraštis tęsiasi. Kasu, kasu. Kasu, kasu, tiek daug žiedų. Kasu, kasu. Nu, ką tu pratęsi? Kasu, kasu. Kasu, 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 kasu. Man toks kastu, 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 kastu. Kas aš, kas aš. Kur mes. Miau, 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 miau. Planas per miškus, po to į miestelį, tai važiuosim prie dvaro. Į acto gamyklą norėčiau nuvažiuoti pažiūrėti, ar kvepia. Pagarinsim? Jo, pagarinsim. Linksmiau važiuoti. Acto priniukinį. Nu, jeigu kvapus pas mane mišrainė su actu, tai va, galėsim pavarti. Neba, jūs tai kai aktyvuojasi, tai šakės, o jos nesustabdysi. Man tai va, aš visada tokia, aišku, gal ne. Ne, tu būni rami kartais. Kartais. Miego dantimis sieną. Padarom mini pasesiją, paleidimų sesiją žiūrovams. Davai, pravesk. Įkvepiam pilnais plaučiais. Reikia orgazmo, toliau. Tau labai stipriai. Gerai? Gerai. Bet gražu čia labai. Davai. Arba spangulynas gali būti. Kokias stavkis? Ką tu sakai? Ką? Koks ten, kas ten, brukninas, spangulinas? Kokie 3 gaidžiai galvom. Ne, kokie gaidžiai, kas ten, kokie medis? Brukninas, spangulinas, gaidžiai. 3 gaidžiai. 3 gaidžiai. Jo, man atrodo, klausantis, ką jūs vartojat? Dar nenuėjo kanapės, ne? Bet tikrai labai gražiai, man tie Kas gaidžiai tai 3? labai gražiai tie atrodo kelmai. Tai palauk, tai mes neišsiaiškinom, tai ką tu statai, ant ko? Ne ant gaidžių statyk. Aš noriu aviečių, kad būtų krūmų. O, jo. O tu ką sakai? Jo, aviečias, tai. Kas? Brukninas? Taip, sakyčiau, brukninas, vat iš pirmo buvo. Čia mėlynės, aišku, čia mėlynės buvo. Ne. Mėlynės. Arba spangolės, jo. Tai galim tempt, o kažkas prabėgo, mačiau. Tik nesupratau, kas ir paukštis ir... Iš pradžio, oi, koks geras kelias, Nu, aš norėjau man... Ai, nu bliu! Och, tu kurmi, su nuotykiais biški. Čia truputį mes užvažiavom kažkur. Net aš taip ir norėjau klausti, tai ten tikrai kelias eina, ar jis eina
biškai Tikrai mes atvažiavom. Jo, tenai bus Čia normalus. trumpesnis kelias, ne tavo? Čia viskas apgalvota. Romka mum paruošė purvo vanės, o mes, tai moterį, žinai, neįvertinom. Jo. Nu, į purvą vonę greitai. Gal kokį šildytuvą dar galite ištraukti, neturi ten kuprinį kur nors? Pakurensim. Kokios buržuikos, o, va, plukė. Acto pirtį padarysim dar po to. Nu, įdėsim kur į Instagramą, žinai, kad mes prie Juodosios jūros tepamės ikrais juodais. Supranti, Agnė yra luksuri. Jinai vat pravažiuos per tos purvynus ir pamatysi, nieka net neišsiteps. O mes va gal su juodom ir būsim murziai kokie. Kažkur mes čia įvarėm. Nu ką, perikūras? Skirta, žinai, nuo valgymo vietos. Niam. Suradom spotą. Kūricą tokį išsitrauksim visą didelę vištą. Bulves, obolių, balandėlių, Paršiuką pakept. Obuoliai burna. šonkolius. Žinai, čia kol viską pasiėmė, tai O. po to, žinai, priekabos gal reikia. Nu ką, Ir Romka sakė, atsiųs šitą dviračio nuotrauką, galbūt vairis, jeigu taip susirandi iš interneto ir su priekaba, žinai, kokia, žinai. tik ničiokas dabar. Žiūrim, ką čia mums. Pravažiavom 200 metrų pailsėti. Žinai, pensija. Kodėlgi ne? Nu ką, gerai, pavalgom mes kažką. Ką mes turim? Kartu su maštiniu, kaip ekskursijai. Up. Va, arbatėlė. Susidaužėm. Da, kas paska bananų. Praplėtų savo galimybės. Jo, nu ten kur kosmosą švarų irgi pasibuvau, žinai, iki kitos planetos irgi. Kokia Venera. Nustabiausia arbata. Taip, aš ir norėjau sakyti Venera. Taip. Nu va, ne veltui tiek rožinis, ne? Nu, aš ir savo make-upą, nu man, make-upą, šukuoseną, drabužiai tokie, žinok. Drabužiai. Biškai iš kur gėriau tuo metu dar, nes buvo 28 metų, kaip sakant, 28. prieš tą muziką pasileido ir mane fotografavo su profesionaliuku. Ir aš pamačiau, kaip gražiai atrodo. Bet paimė, ne, atvažiuoja 3. Mes turėjom dvies. Dabar, viso gero. Tai kaip Romai supranti, ne? Labai gera, malonu, bet čia supranti. Atvežė ir važiuok namo. Mes jau pačios po to važiuojam kelio. Mes tave labai mylim per atstumą dar labiau. Mintimis palaikysim. Ir kaip tada jaustis? Duosim burdabodą, dantis. Ką tokia? Buterpodą duosim. Butepoda? Butepoda duosis? Čia naujas ir Naujas žodis, ne? Butebodas. Iš atrės. Va, aš žinok apsiperkiau, biški mano akis myža. Akis myža. Oi. Na ką, labai gerai pasibuvom, pasidėjom, prisijokėm. Gamtoj labai gera, paukštukai čiulba, saulė šviečia, toks taip malonu būt. O dabar judam toliau į miestus, net nežinau, kažkaip net nesinori varyti į miestus, bet irgi reikia pajusti tą kontrastą tiek gamtos, tiek miesto energijos, tai va, važiuojam. Up. Bet blemba jo kontentą praradom vieną tą. Ką praradom? Kontentą, kur tai ten bėga iš to. Jinai, žinai kai, Agnė, jinai kaip toras, kai žinai, kaip būna pakakoja ir taip džiaugiasi. Džiaugsmo šokis. Oba, o čia kontrastas koksai. Geras, kaip gražu. Galite atsigulti, gal? Nu? Faina kaip minkšta. Šlapia? Iškart nuo klausimo. Nauja čiužinys. Bet kaip gerai atrodo, čia fotosesiją galima daryti. Išbandom naują čiužinį. Kaip tu čiužinys, bet minkštas koksai. Minkštas. Aha. Aš žinai kaip jaučiuosi, kad laiko mane žemė. Laiko mane žemė. Žiūrėk, gamtos vaikas ir ne. Nu, aš pamedituosiu, žinok, taip kažkaip. Kūlibris tai gali padaryti. Nu, norėčiau sustot ant rankų, dėja. Labai fainai. Tarsi laikė mane žemė. Nu, žinok, nu gerai. Nu, va, susiguži, ane? Ir po to staigiai... Hapa, jau išsiskleidė. Angelas samanų. Biškį ant medžio, bet... Angelas samanų darom. Let's go. Oi. Nu, viskas, man atrodo,
maudysi. O, tu kurmi kaip įdomiai, koks jausmas keistas. Nu, va, matai. Vaizdas va toks va iš apačios. Tarsi saugo, kažkaip va taip atrodo saugo ir globoja. Gerai, man iššauk. Saugo globoja, bet ačiū užteks. Užtenka globos. 1, 2, 3, opa. Nu, čia normaliai? Statkevičiaus mados. Imkite pavyzdį, prašyčiau. Dėboj. Nauja mada. Nežinau, ką čia daryti, bučiuoti ar nebučiuoti batą. Sakai, lengviau batą negu žandas. Jo, lygiai vertiškumas. Man atrodo bus normalaus teksto be joko. Šitam vlogė, ar ne? Gali parašyti, juoko joga miške su dviračiai gulint. Ant samanų. Tai va. Pavyzdžiui, šitą pavalysiu irgi dar. Ne, pastirgint. Kakų nėra. Nes tai rydolas. Palauk, yra, tai va. Tryda kokia. Tryda, eik tu načiu. Atsiguli ir... Jokio skirtumo, kad suprakaitavai, nes jau nieks nebepadėjo. Atsiguli ir tryda ant nugaros. Tokia didžiulė. Oi, pagulėjau samanos. Biški šlapia kažkodėl buvo, bet nesupratau kodėl. Bet kvapas tai miško, viskas normaliai. Važiuojam, davai, kiek čia gali hihihaha. Stovi, tai pažvengia, tai pasakai, kad tingi važiuoti. Žiūrėk, čia Agnė tai važiuoja, čia Justina tai važiuoja, o ten taip aš važiuoju. Mintys jau tu sėdi. Iš paskui bėgi. Visai gerai važiuojam. Kažką aš čia pasiėmiau, ne savo. Čia per kamerą va, matosi kūrėjo šviesa. Oi, aš jau man negaliu juoktis, aš jau maniau galvatos. Nuo dviračio nukris, tai pasakė. Galvatoj sprogs. Žinai, kaip aš su tavim jaučiuosi. Šis pas daugiau. Išsikratai iš kelešvės. Bet kai pagalvoju, tikrai juokas, žinai, va tas tyras. Ai, tyras juokas. Nepribuoju, negalvoju, čia pasakysiu juokas, tai čia gėda bus. Ir va tos gėdos, ko gero, ir pasileidžia va per tą juoką. Tiesiog va taip natūraliai, žinai. Kai pasakai viską, o čia gi bairis, nu tai ko čia pykti, žinai. O kažkam ten temam taip va, neslikai nesakysi. Nu kai varas, tai varas eina. Aš manau, žinai, ką Justina, tau reikia Facebook'e parašyti Trydos istoriją. Pasidalint. Dėl ne orgazmo sutrida. Orgazmas sutrida, nu čia tokio dar nematęs. Orgazmas sutrida. Čia tai stipru. Tai turėtų būti stipru. Tam trydą pasileisti. Nu jo, visos, kaip sakysiu, programos senos. Čia, aš žinai, kaip galiu va taip. Žinai, kaip pasakyti. Ką? Parašyti. Va jau pasakė. Parašykit komentaruose, ar teko patirti orgazmą su Tryda. Oi, blėt, bendis. O gal Tryda su orgazmu, aš tai taip Arba atvirkščiai. paleidai, o Ką paleidė Tryda? jo. Žinai, kaip Miške samanos į samanas, ir tada kažkas atsigula. Aš tai mirsiu. Važiuoju Romą, per krūmus kažkur matai. vaikai Tryda, ne? Nes man šiknojau. Oi, štai koks yra dvasinis pasaulis. Tu aš įsitrydinsiu, blemba. Trydo grupelio. Trydo grupė. Jo, davai padarom tai. Kietuotojų, kad riepsi Tryda. Bekėdodami. 1, 2, 3, Tryda! Nu, man gavosi, bet atleisti. Tuoj ne į kairę, tai į ten, aš į ten. Siau, man reikia kažkaip pertraukos nuo jūsų.
Man skauda žandai. Jo, tai tu važiuok ten, apvažiuosi va taip ir susitiksime, mes tavys palauksim. Jis dar kvepuot, žinokit, aš nebespėju, dūstu. Susitinkam prie Tridos taško. Ir užpakalį. Pasikėlusi, jo. Čia košmaras, bliam. Čia yra tikras košmaras. Pakalė kvepavimas. Dar galima per priekį visada. Per priekį įkvepiam per užpakalyčių. Ir šikna ploja po to. Jo, nosis ant asfalto, ne? Tai mes čia važiuojam, ne? Kas, kiek kilometrą? Skreplė. Skreplė istorija dabar. Kiek laikosi ant batų? Jau valosi gerai tau. pritvirtinta, kokybiška, žinai. Oi. Jo, kokybiška važiuok, mes nuvažiavome, dar laikosi. Oi, man reikia minutės pertraukėlės. Fu. Jo. Čia buvo stipru. Bet jeigu tu dvasinį keliu eini, tai Tridas Ai, mano Trida aukštesnės kokybės. aukštesnio dažnio ir kvepia smilkalais, turbūt. Jo, sak. Įkvėp naujos gyvybės. Man atrodo, ten pasibaigęs. Galim daryti Tridos meditaciją kokią. Ant tuliko visą. Terapiją. Su rankom. O, trišti. Negaliu. Dabar eina, kas grybauja, pavyzdžiui. Ir Trida man. Sako, čia vėl šitie Tridalėtoje. Nu šiaip jo galvoju, žiūrėk, kai žmonės juokauja, sako, netries miltais, nu va. Žiūrėk, ištrėdėm visas baimės. Pyragus galima ištriesti. Negirdėjau šitą. Negirdėjai? Ne. Nes jo, nu tas, tipo, Trida su baimėmis asociuojasi, nu tai va, Netries, išsijuokėm. jo, netrida, jo, net ir davok. Jo. Tridavok, sako. Fainai, tak. Išvada Klausyk, prieita. tau nekaršta? Ar čia stiliaus dalis? Čia stiliaus dalis, aš vlogerė. Aš reklamuoju naujas pirštas. Trida reklamuoja labiau. Skaidriukas. Šiandien negadink man reklamos, jo. Tik čia žiūrovams. Su šitom pirštim Tik galit dabar. Tridą liesti. Su kodu 3D gausite 10% nuolaidą. Įkelsim Instagram'e linką. Nu tai gal važiuojam visgi, ką? Matas, kuris tingi labiausiai po proceso, blemba, prigultėm. 30 kilų, 30 kilų. Po savaitės. Maksimum 3 kilai. Greitis 3 kilai per valandą. O, negaliu. Čia tai malonė akimirka buvo. Jo. Reikėjo tavo pusę, ne? Kad būtų dar malonesnė. Malonė akimirka. Kaip kam? Mums turbūt geriau nevažiuoti į miestą. Traukis Tridas praeina. Bėga Tridas. Tu kur, nu ką, gerai. Susikopėm, važiuojam. Dabar kieto bus. O, Kietas nu ką, šūdas gerai. bus. Dar kartą ir varom. Davai, Ne, dabar ramiai. nepanorina, jie nuspjaudys. Davai tai. ramiai. Aš kaip ta alpaka, tik... Čia banga. Aš tik akimis. Gerai, Va, tu jau apsisaugojus. Kur tavo šalmas? Sako, langas. Kitas. Aš galvoju, kad tu kietas riešutėlis, bet čia tai kitas lėgis. Palaukit, kai sulauksit mano metų. Ne tiek triesit, bravo. Ne tiek spjaudys kas. Nu, tai nedarom, tai darom. Nepriekėjau. Ką dabar? -3 davai ir važiavim. Žinok, man jau per daug jau žinok. Davai, gana Tridos. Darom. Gana Tridos. Dabar bus krišliai. Все, važiuojam. Palauk, padaryk tą dalyką savo. Varom. Važiuokit. Aš žinokit, galiu įvažiuoti, jeigu ką. Jei reikia šito bordiūro, kad jinai pradėtų važiuoti. Čia kaip vaiko į tualetą, žinai, pakelės. Išsklidėm Tridos temą. Kaip sako, praplėsk mintį. Tai čia kaip tik buvo. Minties evoliucija čia įvyko. Bet tu supranti, va tie rimti dalykai iš tikrųjų, o kaip žmonės, pavyzdžiui, tai, kiti ir operuoja ir panašiai, bet dėl tos baimės. Ką? Nu, tuštintis.
Kaip tu operuojasi? Nu, ta prasme, bijo, tuštintis, ten užauga mazgiai, visokie Kaip tu hemoroidiniai. bijo? Kaip tu Nu, va taip, nu, tai tokia gėda užsispaudžia pa žmonės. Taip. Ir dabar tiesiog... Nu, jeigu pridaro vaikas į kelnes, ne? Taip. Ir sako, nu, ta prasme, taigi gėda, didelis esi. Aha. Nu, ir suaugusiam, pavyzdžiui, jau subrendusiam žmogui, kokiu 40 metų, reikia operuotis, nes užkietėjo viduriai, nes jis bijo šiknės gėda. Eik, savo, ant tiek paveikia. Taip, bet tokie elementarūs dalykai. Tai, nu, kai pagalvoju, nu, tikrai pas mus daug, visokių ten, nežinau, apie intymius dalykus kalbėti irgi ten. Nu taip, buvo, tuo metu, žinai. Nu ką, dabar truputį ramiau viskas prieš kitą banką greičiausiai. Kraunamės truputį. Kas priekyje? Jo. Ir čia gera toks vietas, ne, pačilinti. Nu, kažkokia jaučiasi. Jo, mirties kvapas. Nu, man Koks mirties kvapas. Mirties vėlės. Man ten kairė pusė buvo labai geras toks spotas. net ne dabar. O po to? Važiuojam į Jašiūnų miestelį. Piau, piau, piau. Acto pakvepuot, ne? Jo, mūsų planas nuvaryti dvarą, nuvažiuot prie acto gamyklos pakvepuot. Išsimaudyti kokiu acto statinį ir atgimti kūdikiais. Nu, tada jau reikės, aišku, parvežimo. Aš ten neturiu jėgų juoktis, iš tikrųjų. Tai aš Taip juokinga, kad jau nebejuokinga. Aš ramiai dabar reaguoju, aš taupau save. Dabar bet kokio. Acto kvėpavimui. Ir po to driokstelsi, tai. Atvirui kokie. Crazy. Kreplis pjaus, palauk. Davai, spjauk skrepį. Vadim, davai, pjauk, Davai, davai! pjauk, kreplis. Jaut. Pagalvoju, kad mes ten geriam ką rimčiau, žinai. Degtinėlės. Ką, kaip jums kelionė? Vo. Kaip tau? Jau prisiuostėm iš būsimos gamyklos. Čia matyt plačiai paskleidžia. Atsiveriu kvapam. Jo, aš iš tikrųjų važiavau iš tų kelionę sunkia tam, kad pavostyt actą. Vien tik tam man gamta vapšė, man zintė paukštų. Trydas. Sargiai traktorius važiuoja. Esi gali pasiūlyti? Rimtuolis. Neturi jis turbūt tos. Čia traukinys tik turi. Jau nepirmoje valia, net per jaunas. Kažko tas jaunas. Važiuos iš paskos. Kažkaip čia ne mano. Čia tu peripūtų. Taip kažkaip. Kuri čia mano jau? Gerai, važiuojam, ne? Sigerit? Palauk, mes dar ieškam savo dviračių. Išsirinkti. Kairė, Jonzalį vyrai. Opa, kokia čia gatvė padarė. Anksčiau tai čia buvo ne tokia gatvė. Čia neseniai padarė viską. Va šitą gatvę. Tai sena truba. Normaliai stovi viskas, nesisėdi. Žiūrėk, nesisėdi, palauk, davai susirimtėjom biškį. Reikia... Sėdasi tas. Ne, Mantra, jeigu tu sakykime, tu per šiknam. Da, kur sėdi. Ramiai. nebent jau užpakalį po to palaikysi. Palaikyk jos užpakalį, kad nesisėstų. Geri pasiūlymai. Nu va, viskas... Vis tiek aš sėdasi. Palauk, pirmas žingsnis padarytas, ar ne? Ne. Nesisėsk. Žiūrėk, nesisėdam. Aš matau, atsikūrėsi to. Ne, čia pipės. Žmogus negali nesisėsti. Jam reikia būtinai atsisėsti. Atsispiri? Palauk, bet man vis tiek užpakalį. Nesisėsk. Ne, tai tu pasistums ir tada atsisėsi labai gerai. Davai. Ir atsispirk. Gerai, ką? O, tai čia buvo pavojingai. Nu, dar pasipraktikuosi. O, geras, gražu. Tiesiai į vandenį. Nu, sakau, džiaugiasi, kad
Suinteresuotas. So this way is 190 meters. Visi Sparta. Then take a slight right. O, pergalė! Garbės metai! Nu čia nežinau, ar jums patinka skaityti, va galit paskaityti. Garbės, ar tai dar, taigi ratą nepravažiavai. Taigi garbės ratas. Nu, pusratis kažkoks gavosi. Pirs ratas, pus. Pus. Tai kur tavo U? Taigi varyk iki galo. Aš nepažįstu. Kai šitą, Žiūrėk, jau lekiam pati pirma. kai apie tridą šnekė, tai pati pirma, kai ranką pakeli, tai gėda jau. Kaip sako, nemoku Bet važiuot, važiuok. nemoku važiuot. Pati kaip lekia, kaip Tai čia į pirma. dešinę, į dešinę. Šumacheris lekia. Bet graži šitos skrybočka iš gėlių. Fainai. Gerai atrodo. Čiurlionė, tai. Bet čia kažkaip vėsu labai. Nu, kur saulė dingo. O, šitą dainuodavom ir mes. Jo. Mumi labai šalta. Ai, nu ką. Parkelis. Nu ką, pasiruošę prieš acto uostymą. Truputį atsigert arbatas, buterbrodo ir varyt. Ar kaip ten sakai šitą realybę kitai? Butepoto. Būta prota. Butepoto. Būta prota. Būta to protą. Десят? По 100? На здоров'я. Nu taip reikia, nu zdravia! На здоров'я! Не, ще раз. Ne, tu persistengiai. Iki natūraliai. Tu spjovai? Aš tai iškart su lievais batais. Aš iš jos perėjau. Juk ką čia jinai kalta, ne aš. Žinai, kaip mama. Skrečiau skriplyną. Skriplyną, magija. Skriplių šaika, klausyk dabar. Nu, skripliai. Nu, aš irgi nesuprantu, ką aš... Bet klausyk, kaip tau gerai gaunasi, man atrodo, tu čia profesionalas. Professional. Nuo vaikystės, nuo 3 metų skriplių mokyklą. Šito Mažvydo 3. Kokiam mieste? Vilniui. Ne? Tai, o kur tas Mažvydo gatvė yra? Ten, kur Mažvydas. Prie paminklo? Prie paminklo. Trečias namas? Jo, ten ir spjaudydavom ant paminklo. Ne, nespjaudydavom, mes normaliai. Mes šluostėm jį nuo balandžio šūdų. Su šlapiu skudarėlį. Atsigert, blema, išsprings po to. Tai jinai neduoda, užkalbinau. Aš kaltinu ją, atsakomybę permetu ten. Pakirbink stygą kokią nors. Čia yra netikslinė sąmonė, va įsivėlė. Duok agurką. Pasimk agurką, o žiūrėk, paima agurką. Opa, va čia agurkas. Tikras. Primenu, tas paauglius, ir ten pirštą parodai ir žvengia. Bet gerai, mes jau vieni sėdime, niekas neatėjo. Visi parke, vieninteliai parke. Kažkodėl. Paskutinę salelę sėdėm. Nu. Bet čia geriausias vaibas. Geriau toliau nuo šitų. Bet ta moteris nuo juokėsi. Jo. Jinai kai laistė, nemačiau šypseną Jo? pas ją. Geras, okei. Nu, va, matai. Gal ir be reikalo čia atsižegnojau nuo jūsų. Nu, beveik. Žiūrėk, vos tik kas jau Nu. atsižada, jau Jo. pabėga. Judas. Nieko, aš prisiblatinsiu atgal. Jo, šiaip įdomiai skaičiau apie tą judą, nu, knygą. Čia tokia rimta. Elementari tema, knygą? kad Labai stipri Arba, ta nu, rolė paimsiu. judo. Papasakočiau. Nu,
skaičiau knygą Jėzaus senelė ir ten Taip. kažkaip irgi aprašė tą, kad Judui labai, jisai, sąmoningai suprato, kad būtina, kad visą tą vyksmą užkurti, žinai, jisai turėjo atlikti savo rolę. Taip. Ir būti tuo išdaviku ir jisai, buvo iki galo sąmoningas, tą suvokdamas, bet jam vis tiek buvo labai labai sunku. Okay. Tai va tas irgi. Ta prasme, jeigu nebūtų buvę Judo, nebūtų buvę ir Jėzus viso to prisikėlimo. Tai va tą irgi suvokia, kad visi turim savo rolę, žinai. Ir jeigu, kaip sako, nori būti tik minkštas, mielas ir pūkuotas, ir nevyksta transformacija. Taip, tai va tas toks. Apskritai ten ta knyga labai daug atvėrė. Jėzus serialą žiūrėjai gal? Aš žinok, ištraukas tik tai tokias. Bet geras. Bet po to, kai perskaičiau tą knygą, kažkaip pradėjo man mesti, matyt, pasakau kartais Jėzus ir išmeta. Mes skaitom tą knygą, ant tiek vibracijos kilo ašaros. Aš taip prisiminimai. Šitą knygą? Prisiminimai kažkokie, žinai. Taip. Ir net man norėjusi važiuoti, skristi, žinai, pabūtose vietose, tarsi kažkas aktyvuotųsi manyje. Labai stipriai man, žinok, rezonavo tai. Egiptas, tie visi dalykai, požemiai tie. Jo, aš irgi žinau, kai tu kalbėjai apie Egiptą, galvoju, vat iš karto taip, žinai, man susijungia, nes aš kažkaip prieš tai girdėjau apie tos žinius, bet tai buvo toks kažkur kažkas kažką, o čia va toks, atrodo, realiai prisilieti prie to visko. Užsiim tokia pūrė saulė, nušviečiu, ten nulėti kilingą. Jo, man irgi jaučiasi. Ir aš kažkaip, aš tai labai tą užfiksavau, žinai, kad Jėzus gydė garsu, tai man irgi va tą grįžo, žinai, šviesa ir spalva. Tai irgi tas, kaip sakyti, nebuvo toks, va, tarsi. Tai vis tiek ėjo per kažką, tai, per kažkokią tai, formą, sakykim, tai va, man tas irgi labai kažkaip, kad vis dėlto gydė garsu ir aš taip supratau, kad jis ir, vis tiek kažkokie organai turi kažkokį tai garsą ir per tą garsą gali, į tą darną. Rezonuoti tą, kaip fainai. Tai va, man irgi tą. Bet kaip įdomiai, kaip garsu, ką jis darydavo, būtent koks jie buvo. Aš kažkaip iš tos knygos negaliu pasakyti, bet ten palauk. Ten buvo kitas apie moteris buvo kalba, kurios gydė garsu. Dabar pamiršau pavadinimą tik tai. Bet gėdodavo. Ypač gėdodavo per gimdymus, kai sakė, ne? Per gimdymus gėdodavo tą, net aš buvau įsirašęs per YouTube. Ta būtent tas garsus tokius, žinai, iš jų. Geras, girdėjai? Ta prasme, ir tą panašumą, turiminį kaip vadinasi, kaip jie pavadino. Kaip ne, jinai kaip šuo kažką ten daro, kaip voverė užkasa riešit. Kako užkasa? Čia neplanavau, čia nieko daryti. Gerai, kad nefilmavau. Kastuvėlį duot? Tėveliai, patraukite vaikus nuo ekrano. Tuoj čia bus content. Jau viskas apsigalvoja. Ką darysi, kai filmuoja, žinai? Man atrodo, ten riešutą užkasi. Po to... Nefilmuok, niekam neišduok. Riešutą užkasi ir po to, kai mes išvažiuosim, čia grįž viena ir atsikas, po to suvalgys. Ta bananą pasimžėvė. Gerai, judam. Palik ir man, klausyk. Banano živės. Ką dar vieną galim padaryti susijungimą. Riešutėlis? Ne riešutėlis, dabar kitas, dabar kur važiuojam, actas. Actas! Va užtat, kodėl nesijuokia mane, actas. Neužbičkite. Įdomu. Rūgščios minas. Ką įdomu bus pavasti tą actą? Patirtis. Aš nė karto neuosčiau actą. Padaryt rūgščią miną. Nes po jokio pernelyg sudėtinga. Ok, važiuojam? Ne, pabūnam. Pastovim. Man irgi reikia kažką užkasti. Palaikyti. Ai, tu dabar eini atsikast riešutėlę. Oi, čia gal reiktų prisėsti. Kalvą ieškai. Kalvą atsikast. Filmuojate labai gerai, kliną tiesiai. Tiesiai kliną, va. O, normaliai. Gal kas nematė. Gal ką naujo pamatysim. Gerai. I gonna live fuck. Kur net išvažiavo? What the fuck?
Jinai kurmius nori nužudyti, žiūrėk, per tavo eina, parvažiuoja per kurmius. Nu, tik nenorit kurmių būtų apžiūrėti. Įsirausite. Kurmių žudikas. Kodėl? Kodėl? Tik norėjau užeiti. Užėjai. Ir minus šeima kurmių. Užėjai, tai tik norėjai. Pagaliau šitą kelionę su šitais visais juokais eina į pabaigą. Artėjom link mano tikslo. Acto ostimas. Actas. Ai, tualetas? Skaniai. Davai tualetas su dviračiu važiuoju. Taigi varai su dviračiu. Pa. Ir šikino dviračiu. Ir šikino dviračiu. Na, aš visi supratau, kad vežėsi ką toliau kelnėsi, bet tualete buvai. Priedį buvo. Ai, blin, sargiai. Senis, tik tai štaškas. Ne, nepavyko jai. Da, blin, važiuokit. Priekį buvo lengviau nuo kalno. Nu, tau, sėdinė. Sėdinė nenori per aukštai. Actas! Nu, dar neužžaidžiam acto, ne? Dar kol kas ne. Bet jisai turi būti. O jeigu nebus, tai pamelavai mum. O ką jeigu rasiu? Ką? O ką jeigu rasiu? Ar kaip ten? Jeigu randu, Nu, kas tada? tai aš čia gyvenu. Tai jaučiasi gal ne? Ne, dar ne. Tu pajausi tikrai actą. Actas! Opa, koksai menas. Bandau įkvėpti acto, kol kas nesijaučia nieko. Nu, šiandien turbūt gal ne tą dieną. Nu tai jau visai. Melagis. Nu, koks melagis, fui. Gal bus tai dar. Nu, šiandien nekvėpia acto. Aš nepasakysiu, kaip kvepia. Bet šiaip tai žinai, aš čia kai važiavau ant tiek vanelį nuo acto, kad šakės. Tai gal paims tą gamyklą. Nu gal dabar šeštadienis, ne? Dabar nesijaučia nieko. Nusivylimas didžiulis, verkiu giliai širdį. Važiuok tu! O, vėl šilta labai gera. Tai ežeriukai visai faini tokie, ne? Tvenkiniai. Čia trys jau. O, gulbė. Atėjai gulbytė. Vorlės biškai išsitieškė. Žiūrėk, eina. Kokia graži, vau. Nu. Jinai širdį padaro tą, ne? Aha. Tai dar. Aha. Atsako. Ja. O, Atsako. Tai skrėpis davai, pjausi. davai, varyk. Atsakymas? Aš matau, įžeidžiau ją. Sorry. Atsiprašau. Jeigu aš ištrauksiu kažką. Žiūrėk, traukiu. Opa, žiūrėk, iš karto. Matai? Nu, aišku, pozuoja, ką tu galvoji. Bet jei batono negalima, reikia, ką, sūrį valgo jinai ar ne? Ble, batoną negalima, sūrį galima. Ranką duok. Ar riešutą? Duok ranką. Aš tai ranką atiduočiau. Teik čia. Teik mano ranką, tai. Tai duok tu maistą. Neskuba. Pasirašyk, jeigu nori. Ateik, jinai mane gaudys, tai būtų baris, jeigu jinai iššoktų į krantą ir pradėtų gaudyti. Ateik. Tai maistą duok. Kss. Čia aš ryte atsikėlos. Jo, grinai čia tu. Teik čia, mažulė. Teik. Kokį... Kas čia mažulis? Come to daddy. Kits. Mažulė yra tai. Kits. Aš nežinau, kad aš kitų mokinėsi kalbos. Žiūrėk, supyko. Žiūrėk, kaip jinai ignorą nuvarė, žiūrėk. Vapšė labai toli nuvarė. Batonas yra mano geriausia kalba. Man atrodo, pasėtė motoriukas yra, man atrodo, pasėtė pačioj. Pažiūrėk.
Ačiū. Ačiū. Ką? Gražiai atrodė. Ačiū. Aš turiu myti ežeras. Ačiū. Ne, čia aš. Gražiai atrodė. Čia buvo. Taigi aš supratau, tai irgi čia buvo prikolas, kad ežeras buvo. Nesugadinai prikolą. Nieko aš negadinau. Vsio. Jis iš pat pradžių buvo lieptas. Kažką strigote. Gulbė, persikūnė į gulbę. Justina į voverę persikūnė, jinai į gulbę dabar. O tai ką persikūnėjai? Į gaidį tai. Avarija. Kaip gulbė atlasnojau. Uhu! Voverytė! Važiuok. Štai ir aš. Aš vėl rūkysiu kaip ir vakarą, kaip kanapę į save įleisiu. Oho, tenai tos tiltelės tai pavojingas mergaitėm vaikščios. Geras, varlė. Jo? Tai vyras su žmona, žinai. Bet čia rimtai, žinok, čia žmona su vyru iš esmės. Sakė, ačiū. Turėsiu, kad tai nėra. Turėsiu, kad tai nėra, kelias reiks mes. Nieko, jos išdžius. Dieve, pasigalėk. Aš negaliu. Aš taip nežvengiu. Man jau skauda. Čia jau žandikaulis skauda. Leisk, Man tai ne. Jo, aš turbūt išgerklės juokiausi. Rytinė praktika, ne? Taip iš ryto 5 valandas užjuokiu. Gerklės skauda. Bet jau beveik, jau pirma kažkaip buvau prariekus, dabar jau gerai. Antras tapas pasimti. Klausyk, čia man antro aišku ženklai, kad tau reikia atverti. Kakarikų. Ai, kakarikų. Kakarykų. Aš vaiką žiūriu galvoju. Apie vaiką aš ne. Jis sako, gaidžiu taps. Važiuojam dar. Visi, gerai, važiuojam. Neišvažiuosim. Išvažiuosim gal kaip nors. Kas vaikščiai? Kur? Čia. Jo. Oho, bet čia rimtai pažiūrėk, koks ciucikas čia koks. Gal meška? Mano ranka, karočiui, ir ciuciko ranka. Čia Godžyra kažkoks. Godžyra. Aš su toro prabėgu. Godžyra san. Ne, čia tavo letina buvo. Čia mano, aš reikia bėgu čia. Irgi kaip apspjaus tave. Nu baiginu, neblagadariu, nedaryk. Zin, karočiui, šį. Ką tu darai? Yra kas nors namuose, tik. Žinai, kaip jinai tavęs bijo. Jinai tavęs bijo. Jau Zin, užkaifavus. Kažkaip pavus. Man atrodo, jinai naujoje realybėje. Man atrodo, jinai atgimė po to asfalto, ten mūšio to, kur buvo tos varlės sutraiškytos. Och, tu kūriu, kas čia baisu, kaip buvo. Kaip čia baisu garsas koks buvo. Oi, meška puola. Meška, jo. Kaip sekasi mint į kalną. Bet čia realiai pirmas mūsų kalnas. Ir paskutinis. Ačiū Dievui. Tai tiesiai, ne? Tiesiai. Da, jau maju. Tu čia prisižaisi. Baikit, nedainaras. Nu, jinai ten gale. Jos ten suvaždėjai. Oi, smagiai! Smagiai! Uhu!
Woohoo! Woohoo! Diablo? Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Девушка! Ты чё, девушка, где ты едешь? Прекрасно! Давай направо, быстро! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Супер трэш. Подожди, ты чё? Давай. Подожди! Куда ты едешь? Ай-я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 й! Директор! Ой-о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 й! Не, čia šitoj vietoj. Indėjai. Ты что, дебил? Ты что, дебил? Psichiatras pabėgo, bet trysas. Mokymai, bet. Ne prie triedė, ne prie kulnės skamba. Ne prie kulnės. Kas tas priekulnis? Nežinau, taip sakydavo. O kur tu esi? Iš priekulnio. Konteinerio priekulnio rajonas. Ai, gal, tai... Nu, galvau, gal, kur žalų? Ne, Oi, beprotą nežalų. nesimato. Labai gerai. Ar nesigirdi? Kentainis kviečia. Aš mišku atbėgti. Papuasai tokie, su raudonom užpakaliais tokiais. Ir tokie irgi. Помогите! Tai galiu ramiai, apsiramink, kiek galima. Nu tai kai civilizacija išvažiuosim. Vienas draugas special turim. Važiuoja mašiną, bro. Ne, nevažiuoja. Mašina. Nu va, jau netoli esam realiai. Visi atsiklauptų. Neverti duonos. Bėga juokingas. Pažiūrėkit, lilipucikas. Kas čia toks? Kas čia? Teik čia. Teik lilipucikai. Koks jisai liliputas, mažiukas. Ciucikas. Toks juokingas, toksai. Palydėjo, toras pavirto į pupsiką. Jisai labai toksai kaip iš multiko kokio. Jo, į mūsų kelią veda, žiūrėk. Parlydėjo namo. Nu, davai. Nu kaip kelionė? Vašybėjus. Taip ir baigsim. Zašibėjusi. Kaip tau kelionė? Pakalbėjom apie torą. Kaip tau kelionė? Fainai. Fainai? Šiaip greit prabėgo, galvoju bus sunkiau, žinai. Bet mes tave iškirpsim, nes žinai, kaip Agnė atsakė. Aš klausiu, kaip kelionė, sako, zašibėjusi. Tavo tas fainai, tai toksai, žinai. Labas, torai. Nieko nesupranta, kas čia vyksta. Nu, torai, atei. Aš kažko nežinau. Dindė. Ateik. Kazakstano vaikas, oi. Šik. Ateikit arčiau, jis nepasiekė. Nu, tai ateik, jis ten per tą eina. Duok pabučiuok, tegu pabučiuoja. Nenori? Tu duok pabučiuoja, tegu. Ne, manęs nebučiuoja, tu pasibučiuok. Pabučiuok mane, Tikra torai. meilė tik tarp vyrų. Nu ką, po kelionės
kažkoks stebuklas čia įvyko. Mes turim ryžiai su lašiša šitam podė. Reklamuok podą. O, žiūrėk. Opa. Dar čia kažkoks žalumynų. Rūkala. O kodėl čia toks šauktas čia guli? Su šito ant agurko. Aš paguliuoti. Čia vietoj padažų. Paguliuoti atėjo. Ne, kino čia šaukštas. Čia bendras. Ne, čia bendras. Вообще. Dėboj. Nu kas, kanalas, все, мы сделали это. Padarom kažkokį, nežinau. Kokį? Žygis. Privalom, aš įsivaizduoju pabūdį. Žiūrėkit, kas čia. Stebuklingai lasdelė. Atėjo supenerė man drausų valymą daryti. Pravalysiu visas jūsų skylutės. Kurias pageidaujate ir kurias ne. Na, greitai dega ta ilga švakutė, tai... Kaip laikosi Romas? Interviu. Labadiena. Padiena. Ką darom tau? Pas mane trūkdžiai per televizorių dabar.